Jėzus kalba apie garstyčios grūdą. Nors jis labai mažas, jame slypi galia, iš kurios išauga didelis medis. Taip yra ir su tikėjimu. Net mažas, bet tikras, jis gali padaryti tai, kas žmogui atrodo neįmanoma. Jėzus pabrėžia, mokiniai jau turi tikėjimą. Tik ši galia dar neatsiskleidė. Autentiška tikėjimo jėga. Sukalbėtų maldų, bet atsiverime Dievui, taip kaip mes gebame klausytis jo balso, išgirsti jo valią. Žmonės maldauja, sustiprink mūsų tikėjimą, ar net pažįstame savęs šituose žodžiuose, o Jėzus parodo, kad svarbiausia – leisti Dievui veikti mumise. Pastebėti jo gailestingumą, jo meilę ir mokytis iš jos. Tik tada tikėjimas, kad ir mažas kaip grūdas, tampa galia, kuri perkeičia mūsų gyvenimus. Palaimintos jums dienos.